Žmonija galvoja, kad sienos tai tik nebylų statiniai. Gali būti, kad jūs apsirinkate, brangieji. Siena, į kurią dabar žiūrite, turi ne tik ausis, bet ir akis. Nustebsite, kiek istorijos skleis šis nematomas stebėtojas. Jūsų dėmesiui 10 faktų, kurių tikriausiai nežinojote apie Bernardinų sodą. Ąžuolas. Šimtmečių legendos byloja, kad ąžuolas, įleidęs šaknis kitame sodo gale, yra Šventosios Giraitės palikuonis. Seniausių Vilniuje tituluojamas Sereikiškių ąžuolas jau nugyveno 500 metų. Kiti medžiai kuždasi, kad ilgamžiškumas jo giminės bruožas. Giminės, kuri 12 amžiuje buvo pagonių garbinama ir saugoma. Vilnelė. Jei staiga nusikeltume į 15 amžių, jūs taip ramiai nestovėtumėte, nes po jūsų kojomis telkšotų pelkės ir šaltiniai. Anuomet visa Bernardinų sodo teritorija buvo neįbrandama, o jos viduryje iškilmingai tekėjo Vilnia. Ten, kur dabar centrinė sodo alėja, vingiavo upė ir per pagrindinius vartus suko savo vagą link Barboros Radvilaitės gatvės. Bėgant metams, Vilnia virto pelkėjančių kanalu. Todėl 18 amžiuje ją užkasė broliai vienuoliai. Broliai Bernardinai. Bernardinų vienuoliai į Vilnių atvyko karaliaus kvietimu. Gavę dovanų nemenką sklypą, jie iškart kibo į darbą. Pastatė Šventos Onos bažnyčią, Bernardinų vienuolyno kompleksą, o vėliau šalimais užveisė daržą. Daržo meniu sudarė daržovės, vaisiai, prieskoniniai, valgomieji ir arbatiniai augalai. Kelių metų bėgyje šalia daržo atsirado ir rekreacinė sodo dalis, skirta poilsiui ir atsipalaidavimui. Botanikos sodas. Vilniaus universiteto botanikos sodas XIX amžiuje buvo vienas turtingiausių Europoje. Tuo metu čia viešėjo daugiau nei 8000 augalų. Garbė ir nuopelnai už sodo pripažinimą tenka Stanislovui Bonifacui Junzelui. Junzilo rožė. Ponas Stanislovas Junzilas buvo kunigas, filosofas, Vilniaus universiteto gamtos mokslų dėstytojas ir netgi botanikas atradėjas. Į Lietuvos gamtos istoriją jis įrašytas kaip botanikas, išvedęs erškėčio rūšį, dar žinoma kaip Junzilo rožė. Ši rožė buvo botanikos sodo pasididžiavimas. Belvederis. Buvo laikas, kai Europos šalyse vyravo nuobodulys ir eklektizmas. Parkuose buvo madinga įkurdinti kažką visiškai netipiško vietiniai gamtai. Kitaip tariant, pasiskolinti egzotišką akcentą iš kitos šalies. Taip tuo metu sode atsirado Belvederis, kalnelis, nuo kurio atsiveria Belvedere. Išvertus tai reiškia gražus vaizdas. Sodo pramogų top 3. Kaip manote, ką dažniausiai veikdavo lankytojai Bernardinų sode 20 amžiuje? Taip, žaisdavo šachmatais, eidavo į šokius ir žiūrėdavo filmus. Tuo metu populiarų Čarlstoną jaunimas trypdavo šokių salėje netoli vienuolyno sienos. Medinis kino teatras Vasara filmus sukdavo pagrindinės alėjos pabaigoje prie Vilnelės. Deja, nei vienas pastatas iki šių dienų neišliko. Vieninteliai šachmatų gerbėjai gali džiūgauti, nes dabartinio sodo kūrėjai šachmatų stalus įrengė tose pačiose vietose, kur seniau ant suoliukų vykdavo šacho ir mato kovos. 3 drambliukai. Jaunimo sodas turėjo 3 įžymybės. Jų draugijoje vykdavo vestuvių fotosesijos. Gandai šnibžda, kad prie jų buvo skiriami netgi pasimatymai. Deja, pokario metais jie buvo išvežti į Kaliningradą ir nebegrįžo. 3 drambliukai fontane buvo ne tik gražios skulptūros, tai buvo sodo simboliai, kuriuos su nostalgija prisimena senieji Vilniečiai. Jaunimo sodas. Karuselės, supynės, drambliai čiuožyklos, saldumynų kioskai, užkandinės. Tikra mažųjų svajonė įgyvendinta sode 20 amžiaus antroje pusėje. Vyresnio amžiaus jaunimą čia viliojo renginiai, poilsio zonos, šokio aikštelė bei kino teatras. 20 amžiaus parkas bendrai. Ar kada susimąstėte, kodėl Bernardinų sodo takeliai netiesus, o vingiuoti? Pasirodo, tai būdas išlaikyti sodo paslaptingumą ir intrigą.
paplitęs vakarų Europos parkuose. Kai šiandien eisite parko takeliais, būkite atidūs. Kiekviename posūkyje gali laukti nauji atradimai.